Sveiki, brangus kėdainietis tavo žiūrovai. Su jumis sveikinamės nusiteikę ypač aktyviai, kadangi laidos tema – sportas. Kaip tik pastebėjau labai džiuginančią tendenciją. Vis daugiau žmonių renkasi aktyvų laisvalaikį vietoj tinginiavimo namuose. Būtent tai kėdainietis tavo komandai ir įkvepia sukurti šią laidą apie sportą. Kaip žinome, artėja vasara ir reikia paruošti savo kūno linijas, nes teks jas rodyti. Svajoji turėti gražų kūną vasarą? Tai pradėk dabar, gal tada ir galėsi pasigirti tokiamis kūno linijomis. Ar artėjant pavasariu jaučiasi žmonių padaugėjimas sporto salėje? Žmonių ir taip nemažai yra visą laiką. Aišku, po naujų metų ateina tie, kurie savo prisižada, kad po naujų metų pradėsim sportuoti. O ar įmanoma per tokį trumpą laiką iki vasaros pasiekti norimą ir patenkinamą sportinę formą? Jeigu norima, tai tikrai įmanoma. 3,5 metų laiko tarpas tikrai yra nemažas, tai per pusę metų pas mus ir varžybom pasiruošė. Ar tiesa, kad sporto salėje yra didesnės sąlygos auginti raumenis negu deginti riebaliukus? Netiesa čia. Aš manau, ateina daug moterų, kurios nori deginti riebalus, aišku, vaikinai dažniausiai auginti svorį. Ką turėtų žinoti visi vaikinai ir merginos, norintys bent truputėlį patobulinti figūrą iki vasaros? Manau, turėtų žinoti kiekvienas, kad čia pagrindas yra mityba. Jeigu savo viso to sporto, ar tu augini svorį, ar tu meti svorį, tai 70% priklauso nuo mitybos. Vasarą pamatysime, kas kilnojo puodų dangčius, o kas kilnojo svarmenis. Sėkmės sportuojant. Marta, o tu jau pradėjai savo pasiruošimą vasarai? Galiu pasigirti, kad taip. Griežtai laikausi savo mitybos plano ir stengiuosi aktyviai praleisti savo laisvalaikį. O jeigu konkrečiau, koks tavo aktyvus laisvalaikis? Pavyzdžiui, buvau dažnas motokroso kalniukų svečias. Ten labai smagu čiuožinėti su rogutėmis. Taip pat moviausi pačiūžas ir čiuožinėjau Kėdainių ledo diskotekoje, kuri buvo Rinkos aikštėje. Kalniukais pasidžiaugti aš spėjau, bet ledu ne. Nesinori tavęs liūdinti, Povilai, bet ledas jau ištirpo. Tačiau labai smagu prisiminti tas akimirkas, kurias parodysim ir savo žiūrovom. Kamilė, daugelis žmonių skundžiasi šiuo atėjusiu šaltuku, kuris, užsibuvo jau čia tikrai gana ilgą laiką, bet juk nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Ar ne? Tikrai taip, Ieva. Atėjus šioms žvarbioms žiemos dienoms, Kėdainių miesto gaisrininkai mums padarė mažą dovanėlę. Būtent šios dovanėlės mes ir atvykome čia apžiūrėti. Nors žmonių čia ir nėra labai daug, nes jie dažniausiai čia susirinka vakarais. Bet manau, tai tik į gerą. Tikrai taip. Po mūsų čia žinėjimo tikrai abejoju, ar dar čia daug kažkas išliktų. Žinai ką, man labai įdomu, ką miestiečiai mano apie šias ledo pramogas. Ir kiek kartų išgriuvo. Bernadeta, ar dažnai tenka čia lankytis? Būtent ant šito ledo gal nelabai, bet kaip tik žiema būtinai visur, kur galima. Antras kartas. Ant kokio ledo dar lankais? Dažniausiai einu į ledo arenas, kai būna tam galimybė, bet užšalę ežerai tam taip pat puikiai tinka. Ar dalyvavai praeitais metais ant čia išlieto ledo? Buvau apsilankius, bet dėja tik vieną kartą. Taip, eidavau labai dažnai kiekvieną savaitgalį. Ar išgriuvai? Visada. Ar daug traumų patyrei? Rimtų, ačiū Dievui, ne, bet... Kuris ledas labiau patinka, ar praeitų metų, ar šių? Aišku, praeitų. Dar šitas, manau, nepabaigtas. Ar dažnai teko išgriūti? Ant šito ledo gal nelabai. O traumų turėjai kokių? Ne, traumų tikrai nebuvo. Kaip matau, siemi ledo rituliu. Ar gali papasakoti, kuo skiriasi šitas ledas nuo tavo dažnai šlifuojamo ledo? Manau, čia yra maloniau. Šitas ledas yra senamiesty, atvirame danguje, todėl čia yra smagiau čiuožti. Kaip manai, kokių dar žemiškų pramogų trūksta Kėdainiuose? Manau, jų yra labai daug ir ledas gal tai yra papildoma pramoga, bet jų tikrai netrūksta.
Spėkit, kas išgriuvo 0 kartų ir spėkit, kas išgriuvo 1 kartą. Taip, teisingai, Ieva išgriuvo 0 kartų, o Kamilė 1. Visus kadniečius labai raginame čia apsilankyti, nes čia tikrai išties smagu. Susitikime čia ant ledo. Marta, ar po ilgų vakarų muzikos ir kalbų mokykloje nebaisu tamsių paros metu eiti namo? Iš pradžių buvo baisu, kol nepažiūrėjau reportažų apie boksą ir dziudo. Dabar man niekas nebaisu. Armandai, aš noriu pradėti lankyti boksą. Tu gal žinai, kur galima? Čia Kėdainiuose. Tai žinoma, žinau, Agnė. Mūsų nuostabiame mieste yra nuostabi sporto salė. Ir jinai yra štai čia. Einam. Kaipgi sugalvojate būti bokso treneris? Kaip mažas buvau, taip ir sugalvojau. Pradėjau nuo 74 metų. Ar yra labai daug susidomėjusių boksą? Nu, ar daug susirenka, kaip vyksta varžybos? Domisi daug, bet kada pabūna varžybose, užgesta. Žiburėlį akise pas juos. Kiek vyksta laiko treniruoti? Nu, 1,5 valandos, 2 valandos. Tai priklausomai, jei varžybom ruošiesi ilgiau, jei po varžybų laisviau, pažaidžiam krepšinį, dar kažką, o kai varžybom jau truputį rimčiau. Ar populiarus sportas? Todėl, be abejo, jisai populiarus, todėl, kad jis yra olimpinė sporto šaka. Ir labai didelis susidomėjimas dabar yra visam pasaulyje ir Europoje, tai yra merginų ir moterų boksas. Todėl, kad šiemet olimpinėse žaidynėse bus pirmą kartą įtraukta į olimpinių žaidynių programą. Taip, kad yra, mes gal Kėdainiuose čia merginų nematom tiek daug treniruojančių, bet daleiskim Kaunas, Panevėžys, Vilnius, Klaipėda tikrai turi pakankamai nemažai mergaičių, kurios domisi boksu. Tai Viktorai, nuo kelių metų pradėjai lankyti boksą? Boksą užsiiminėjau jau nuo 12 metų kažkur. Nuo 11 gal. Ir kaip tu sekas, ar daug pasiekimų turėjai? Pakankamai. Lietuvos čempionate 2 vietą, čia turbūt geriausias pasiekimas, nežinau. Žaidynės 2 vietą. Nesiskundžiu, būna varžybose paimu vietų gerų, išeina kartais. O kas tave įkvepia lankyti boksą? Treneriai ir tiesiog pats noriu labai tobulėti. Tikriausiai mano tėtis treneris. Dažnai nori praleisti treniruotės ar lankyti labiau nori? Dažniau dabar lankyti norisi, nes jau automatiška motyvacija po tiek metų atsirado, tai nesinori nieko praleisti. Taigi, Agne, kaip tau treniruotė, ar sunkiai buvo? Labai sunkiai buvo, nes tikėjau tokią didelę krūvę, bet man labai patiko, eisiu ir toliau lankyti. Taigi, Agne, čia boksas. Visiems sunku, visi žino, bet eina ir nori, nes boksas tai stipri vyrų sporto šaka. Agne, o kodėl tu ne bokso treniruotei? Nes aš sužinojau, kad čia vyksta ir dziudo treniruotės. Ar daug yra susidomėjusių dziudo sportu? Kaip matot, salėje tai nemažai žmonių dabar treniruojasi, bet to yra dar kitos 2 grupės. Tai iš vis treniruojasi pas mus apie virš 50 vaikų. Kokiais geriausiais rezultatais galite pasigirti? Dovydas Gvildys, tai jis dalyvauja Lenkijos, Latvijos pirmenybės iškovojo prizinės vietas. Taip pat yra Kamilė Marcinkevičiūtė, Titas Kalinas, kurie yra lyderiai savo amžiaus grupėje Lietuvoje. Kokio amžiaus vaikai lanko šias treniruotės? Vaikai pradeda lankyti dažniausiai nuo 6-7 metų. Ar daugiau lanko merginos ar vaikinai? Kaip pastebėjote, aišku, daugiau šią sporto šaką domisi berniukai. Ar patinka lankyti dziudo treniruotės? Labai patinka. O kodėl? Jos yra įdomios ir sporto šaka yra skirtingesnė ir draugų ratas yra geras. Ar sunku treniruotis?
Nelabai, bet sunku. Sunku iš pradžių būna, bet paskui lengviau dirbi ir viskas. Ar nori sieti su šia sporto šaka savo ateitį? Norėčiau į Lietuvos rinktinę patekti, būtų fainas jausmas. Ir jau kokiais rezultatais gali pasigirti? Turiu 60 medalių, apie 20 taurių. Iš 60 medalių daugiausiai turiu pirmos vietos. Norėčiau, kad visas Kėdainių merginos būtų susipažinusios su dziudo ir bokso subtilybėmis. Juk apsiginti yra be galo svarbu. Na nežinau, kas būtų, jeigu visos merginos būtų kaip kovinės. Būtų labai smagu. O dabar truputį apie futbolą. Paulai, tau patinka šis sportas? Man taip pat. Lankiausi beveik visose futbolo pirmenybių varžybose. Pagaliau atėjo Kėdainių pirmenybių futbolo finalai ir bus išaiškinta, kuri komanda bus pati geriausia. Sakyk, Airidai, kokią gyvenimo dalį tau užima futbolas? Didelę gyvenimo dalį, nes žaidžiu nuo darželio, nuo mažų laikų, nuo 5 metų. Tai jau 14 metų beveik žaidžiu. Tai tikrai didelę dalį, ta prasme visa vaikystė atiduota vien šiam žaidimui. Didžiąją dabar ir mokslus susijau su futbolu ir studijuoju futbolą ir augau su futbolu ir viskas. Kokia komanda, nepaisant tavo komandos, yra tavo favoritai? Turbūt, kad Vilainio antra komanda. Kodėl? Nes aš žaidžiu už pagrindinę komandą ir dar yra antra komanda, tai turbūt dėl to. Tikriausiai Vilainį, nežinau. Kodėl? Nes visi draugai žaidžia, šiaip gerai žaidžia. Kelintus metus žaidi pirmenybėse? Aplamai 14 metus. Ar daug žiūrovų susirenka per jūsų varžybas? Gan daug iš tikrųjų, kasmet vis daugiau susirenka. Kiekvienais metais atrodo, kad tų žmonių vis daugiau ir daugiau. Tikrai visiems labiau pradeda patikti ir dalyvių daug, tikrai daug žmonių susirenka. Ar tikitės laimėti vėl pirmą vietą šiais metais? Tikrai tikimės, tikrai nenusileisime, kovosime iki galo ir atiduosime visas jėgas. Ar nesunku žaisti prieš draugus? Ne, kaip tik įdomu pasivaržyti, parungtyniauti. Kuom jūs žavis šis sportas? Futbolas. Žavė? Visų pirma, tai gal kai nuo mažumės žaidžiau šį žaidimą, tai tokia netgi kraujyje tas yra futbolas ir jisai kaip žaidimas, tai įaugęs į kraują, kaip mėgdavo sakyti ir mums treneris, mums nuo mažumės, kai treniruodavomės, tai tas tiesiog žaidimas įaugęs į kraują yra ir patinka savo dinamiką, savo grožių, savo mąstymo. Futbolas irgi daug mąstyti reikia, tarp kitko. Kiek komandų šiemet dalyvauja ir koks yra prizas? Dalyvauja 11 komandų. Jos vienoj lygoj dalyvauja. Praeitais metais buvo 2 lygos, šiemet nusprendėm su klubo vadovais, kad užteks vienos lygos. Ir pagrindinis prizas tai yra apdovanojimai. Yra taip pat mes klubas Nevėžis dar suradom partnerių, tai įteiksim ir aprangą įsigyti. Kokia komanda yra jūsų favoritai? Aš tiesiog ateinu čia nesirgti už kažkokią komandą, bet tiesiog pasigrožėti futbolu, pažiūrėti jų aistrą, azartą, nes iš tikrųjų emocijų labai daug. Daug ateina žiūrovų, pasirgti, tiesiog labai įdomu pasižiūrėti ir nesirgu ne už vieną komandą, tiesiog palaikau gražų futbolą, nes kaip jūs minėjau, daug žaidėjų žaidžiančių Nevėžyje, taip kad esu visiškai nepalaikantis jokios komandos. Kelintus metus yra organizuojamos futbolo pirmenybės? Labai ilgai, dabar reiktų paskaičiuoti, kadangi jos, man atrodo, netgi nuo sovietinių laikų vykdavo toks mažojo futbolo pirmenybės Kėdainiuose, tai va čia geras klausimas, kurį reikės pasinarplioti archyvose, net su sporto skyriumi ir pažiūrėti nuo kelintų, nes dabar tiksliai tikrai nepasakysiu, yra eilę metų, būdavo ir šitoj salėje, būdavo ir šitoj salėje, o dar anksčiau būdavo ir Vilainių proftechniniai mokyklai, taip kad čia pati pradžia, tai reiktų gerokai pasiknysti archyvose. Nuostabios varžybos, nuostabus žiūrovai ir kaip visada nuostabus futbolas. Aš irgi kartais paspardau kamuolį, bet su mediniam kojom įvarčio neįspirsi. Juk visų galų meistras nebūsi. O dabar jau tenka Ei, neskubėk. Mes dar nepasakėm, kas mūsų laukia vasarį. Dar daugiau lietaus? Tu ir vėl apie blogus orus? Ne, aš apie pačią romantiškiausią šventę metuose. Tu apie Valentino dieną? Taip,
Ar jau žinai, kam skirsi tą ypatingą dėmesį? Tai liks smūgis į paširdžius, Marta. Juk žinai, kad aš vienišas. Na, nemanau, kad neturi simpatijos. O jeigu paprašytum mano patarimo, kurie nusivesti, tai siūlau vasario 14 dieną ją pasikviesti į Monikos Linkytės koncertą, kuris vyks Kėdainių kultūros centre. Esame pakeliui iš Kėdainių į Vilnių, kuriame susitiksime su Monika Linkyte. Trumpam pašnekesiu apie jos koncertą, kuris vasario 14 dieną atvyksta į Kėdainius. Kartu su koncertiniu turu Po dangum. Ar kai mokėsi mokykloje žinojai, kokio kelio eisi po baigimo? Kažką jaučiau matyt, bet nesirinkau muzikinės specialybės ir dėl to šiek tiek gailiuosi dabar. Bet pavyko ir nepasirinkus muzikinės specialybės pasiekti iš tikrųjų didelių pasiekimų muzikos srityje, bet kaip žinome, mokaisi vis dėlto kitą sritį. Tai kaip pavyksta suderinti tos du iš tikrųjų labai skirtingus dalykus? Nežinau, kaip pavyksta, tiesiog ima ir pavyksta. Man atrodo, kai turi daug veiklos, tai ir pavyksta. Kaip tavo tėvai žiūrėjo į tai, kad tu mokysi vieną, o darai iš tikrųjų aktyviai labai kitą veiklą? Ir ar jie tave palaikė? Kokia buvo tavo šeimos vieta tavo visoje šitoje veikloje? Dabar pamatė ir suprato, kad tikrai manęs nieks net plėš nuo muzikos ir kad nereikia priešintis, reikia daryti tai, kas tau patinka labiausiai. Tai dabar, man atrodo, kaip tik labai labai džiaugiasi su tuo. O grįžtant prie Kėdainių temos, tai jau vasario 14 susitiksim ten, tai bus Valentino diena, aišku, ir bus labai malonu tave ten matyti būtent tokią gražią dieną. Ir renginio aprašyme užkliuvo mano akis už sakinio, kad Kėdainiuose renginys bus ypatingas, kažko išskirtinis koncertas ir kuo jis bus skirtingas ir ko mes galim tikėtis iš to. Visų pirma, tai Kėdainiuose mes atliksime akustinę programą. Ir man atrodo, kad akustiniai visi koncertai yra šiek tiek jautresni negu įprastai, dėl to, kad skamba muzika melodingiau galbūt ir esi tik tu ir fortepijonas dažniausiai. Tai jau vien tai bus labai išskirtina. Bent vieną dieną metuose visi mes tarsi pajuntame meilę stipriau, pabrėžiame, koks svarbus jausmas mums kiekvienam yra. Linkiu neliūdėti tiems, kurie neturi antrosios pusės, juk visada galime parodyti meilę draugui, šeimos nariui ar kolegai. Meilė turi įvairiausių pusių. O mes su Marta antrų pusių neturim, bet mylim visus Kėdainietis TV žiūrovus ir dovanojame šią meilės dainą, už kurią esame dėkingi Vakarai Urbaitei. Iki susitikimo pavasarį. Done it again, another number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had a time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of the line. I'll be your clown behind the glass.